Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Mokslininkai neseniai pietrytinėje Azijos dalyje atrado augalą, kuris ėda žiurkes. Nepenthes nortiana yra mėsėdis augalas, ėdantis smulkius gyvūnus, daugiausiai žiurkes. Augalo diametras siekia 20 cm, o tikrąją savo formą įgauna, kuomet įsipučia jo ūselis ir pavirsta puodelio formos spąstais. Augalas ėda viską, kas patenka į klastinguosius spąstus. Žiurkėdis augalas užsiaugina lapą, kuris įgauna atviro vamzdelio formą bei prisipildo rūgštimi, panašia į esančią žmogaus skrandyje. Jos spalvos apgauna vabzdžius bei graužikus, kurie pamano, jog tai yra maistas. Graužikui įkritus į vidų prasideda virškinimas. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.